Supratau. O dieną norėčiau, koks jūsų vardas paklausti. Taip, esame valstietis Marijus, keliama iš tų teritorijų, tą pat mokiaus, to čia jūsų gimnazijų, teko baigti 1980 metais. Dabar klausimą norėčiau užduoti, gal jūs žinot, iš kur kilo Kražių vardas? Didelė sene, kada žemaitė atėjo į tą vietą, reiškia, ani užlipin ant kalvas, ant kurios nežinau, netiksliai nepasakysiu, gal ir nuo kaltinėnų, ani paveizėjai tą aplinką. Gražė! Medžiokalnis, Dausina ežers, gražanti. Ir tas Dievs lieka iki šių dienų. Tik tas neprietelė atein vietoj G raidės K parašė. Ir mes po šiai dieną sakom Kražė, o senovė sakydavo grožė. Atinka atsakymas? Taip. Nu gerai. O gal galite pasakyti, kaip atsirado akmenai, išgrįstas Kražių gatvės? Žmonės buvo didelė išmintingi senovėje. Kad nereiktų bristi per dumblą, reiškia, gaspadoriams buvo duotų komandų surinkti akmenis nedidelį svorį ir suveždavo. Reiškia, pavasarį, kur buvo numatytas gatvės, tik gaspadorė buvo ir akmens kaldžė, toks amats, dabar yra meris. Ir seniaus Kražių duodavo komandą, vakaliams vieni suveždavo akmenis, o antriems gatvės išgrįsti. Ir nereikėdavo brist per pelkis, pakainę, su brečkom, pėsčiomis žmogelė vaikščiodavo tvirtų pagrindų. O dabar norėčiau paklausti, gal galite pasakyti linksmiausią nutikimą jūsų vaikystės? Nu, toj mokyklo toks nutikimas įvyko. Jaučiu toj vieto, kur sėdam, čia buvo muzikos kabinetas. Sėdam, tokį mokytoją, kur muziką dėstė, paleisdavo plokštelį. Nu ir reikėdavo iš tos plokštelės skambačias garsą atskirti, kas dainuoja, žinai. Nu ir mano draugų tokį kaptavį pasikviet, žinai. Buvo tokia daina Auksinis raitelis, žinai, uždėjai, žinai. Nu aš sėdžiu ten trečioje eilėje, žinai, taps pakainę. Nu tas draugelis mano vieną pusį pakasa, o antrą pusį pakasa, nu neatsimenu, žinai. Gaut tas sutelis po galvą. Na ir dabar, o aš jau nekantrauju, noriu žinai, cementinis raitelis. Mokytai išgerti, kažkanam sufleruoju. Marius, stot! Aha. Lauk iš klasės, dvejats. Tap aš pirmą dvejatą gavau. O sakykit, vis tiek kažkoks buvo jūsų nusižengimas tėvų, ar dar kažkas gal prisimenat? Tai pala, dabar klausimą. Tėvų nusižengimas, mom? Jūsų tėvų prieš tėvų nusižengimas, neklausimas tėvų ar dar kažkas? Taip, vakalį. Tėva mane mokėna būti gerų žmogų. Ir aš tokį nusižengimą esu padaręs dar neįdams į mokyklą. Su kaimyną vakas žaisdavau, man buvo vyresnė amžiaus, aš parsinešiau pieštoką. Kadangi didelę norėjau su tom pieštoku peizavot kur nors. Ir mama pamatė tom pieštoku, kad aš parsinešiau. Ana žinojo, kad aš mo neturėjau. Ir paklausė rankų paėmus. Sak, Mariukus, sak, iš kur tu pieštoku, žinai. Man irgi visas sotelis apmėrė, žinai. Toks nepatogoms pasidarė. Sakau, mama, aš iš kaimynų parsinešiau. Mama man sako, aš didelę tau nebarsiu, tu pasimtum pieštuką, nuneš kaimynui, atsiprašyk, jie atidaug. Tom dalyką aš irgi drebėdams nuėjau pas savo draugus, sakau, vakalė, sako, aš padariau negerą, tom pieštuką pasiėmiau, aš gražinau jų. Ir nutosyk, gal didelis skryniaus stovėt palė kelbę ant priemonės. Aš tada iškart kruopsiu, paskinu tos savus, kas palėk, žinai. Nu, blogiausia atveju nunešku į policiją prie dausų, žinai, kad žmonės pasiėmė. Tai va tokį nutikimą esu gyvenime turėjęs. O sakykite, vis tiek yra Kražantė, Kražiai, kodėl vis tiek yra Kražantė nutaupė? Kaip pirmą minavojau, pakeitė užvadėnį, neprietelę atėjo. Dėl to, kad neprietelių tikslas ir buvo, kad mes kuo greičiau žemaitišką nieks nepasirakojom. Juk čia buvo pirmoji žemaitijai sostinė, dar prieš 600 metų. O to dalyk nenorite jūs žinoti, bijot. Nu nebijot, gal nepasakot, bijot tas, kas turi pasakyti. Ir tas užvadėniams ir buvo. Nors kitai irgi galbūt ir teisinga, dėl to, kad kilmingas žmogus toje erdvėje gyvena, mano vardas buvo Gražys. Reiškia, irgi galėjo nuo to kelti. Tai va tas pavadinimas Gražys ir lieka Kražantė ir Kražius. Irgi antra versija yra. Bet aš einu už pirmą versiją, kad didelė Kražė buvo gyvenčiamas. Tai tiek, ačiū už klausimus. Nu malonu, kad žurnalistų išsamius klausimus su mislyje žino.
Jau čia 3 dienas negėrė, ne? Ne. Smagu girdėti. Nu, pasiruošęs? Dėba. Sveiki. Aš turiu jums keletą klausimų. Koks jūsų vardas pavardė? Taip, ponuli, jūsų vardas pavardė galim paklausti. Viktoras Sungaila. Didelę malonų. Būsiu Marijus Čekavičius, valstietis iš tų kraštų. Kada jūsų gimimo metai kokie? Nu, Svietą išvydau prieš 59 metus. Tai gali spėti, ne? Aritmetika mokas. Tai nesimoka. Nu, tai 50 ateimsi nuo šių dienų rasi. Kokia jūsų liūdniausia jaunystės istorija? Tai kad, netum to gal pradėti, nu, apie Šustromariai. Liūdniausia istorija. Nu, vakali, kad tokių istorijų didelė, žinai, nesinori atminti laikyti, supranti. Nu, vat ir esu broliui perštą, gal nukėtis. Tai va tas atminėm turiu didelę nesmagų. Mums buvo 6 metai, broliukui 2 metai, aš atras kapojau su kirvaliu, on atėjo, žinau, ronk, padėjant kaladis, nu, iš anam vieną perštą sutrumpina. Tai galvoju, spaudų, tu, žinai, perštą atgal iš žaltys nekėjim, žinai. Nu, bet tada galvoju, didelį bizum. Tiems, ką šveiti, tu kervi, tik radom po 40 metų. Reiškia, o tai didelį turėjau negero man daug šitą, blogom, žinai. Tai tikrai jau čia buvo. Na, bet va, broli prie savo perštą viskas po šią dieną, koms, žinai, čerp nulaikas, pakairę dar. Gerai, dar vienas. Kokius mūšius žinote šiame regione, papasakoti apie juos? Manau, kad didžiausias mūšis, ko gero, buvo 1408 metas, kažkur plius minus. Kada tie visi neprietėlė, kurie vadinasi išdavika, kur dabar garbin, Vytautas buvo Žemaitijai užrašęs tiems vokietėms ir čia rezidavo vokiečių magistras, 2 metus šatys. Mergas galtavoja visą ketą, žinot, čia Žemaitę duoklį neš. Nu, Žemaitę neapsikentint, reiškia, davė nims įstrienas, reiškia, kad tams vokietėms. Mes liuka išvėjai. Nu, paskiau 1831 metų sukėlėms, on čia irgi smarkiai dalyvavo, ypač Kražių gimnazijos vaka. Buvo toks Andrijauskis, pavardė didelė žinoma, reiškia, prisidėjo prie sukėlėliams tiekimą, tiek maistą, tiek medikamentų. Nu, Kražių skardinys, tai irgi čia 115 metų mūsų imnitacija nebuvo. Nu, čia kita vėrė gynė vieną bažnyčią nuo kitos bažnyčios, žinai. Nu, kazokas supyka biškiok su nagaikom per strėlas praėjo, žinai. Nu, aišku, Pirmas pasaulinis karas gal didelę smarkę neužkliau, bet antras pasaulinis karas, tai Maskvolė buvo apsikasin medžiokalnį, a Frica buvo apsopinčina. Nu, ten Kražių miestelį padėgit, kad per dūmus, žinai, Maskvolė padėgit, kad per dūmus Frica nematytų, kur tai rusų kareivė apsikavoja. Reiškia, Kražių miestelį sudėgė, dūmą įsisklaidė, ir tada vokietė tos medžiokalį nesančius rusų kareivius patvarė po vyną. Ir dabar oržalą pjaudams įskeveldas dar taberandį, žinai. O tokia situacija. Nu, tai tų mūšių buvo, žinai, keli, čia buvo tokie. Gerai. O dabar norėčiau paklausti, apie ką šios visos knygos, kurias čia atsinešėt? Vat vakaliams aš norėjau parodyti, koks išmintis yra tos knygos peizavojama. Ir kad drąsiai galite jūs pasižiūrėti ir pačiupinėti, aš paleisiu per auksus, va, ir Paleksnių kapinys. Reiškia, kasinėts čia 14 km į vakarus. Tai pirms 4 amžius. Ir čia žmogelė, jeigu pasakysiu, kad tuose pilkapiuose 23 perkasti buvo, žinai. Reiškia, prieš 1009, prieš 1600 metų žmogelė gyvena prie Akmenos upės ištakų ir ani laidoja pilkapiuose imperatorius. Nes pylį kapą užvadinėms ir yra dėl to, kad buvo kapsupeltas. Reiškia, pildavo kapą tik tas didelė nusipelnusiam žmogui. Ir tamsa didelę kražiams nusipelnysi, tarkim, grįž senas tradicijas į gyvastį ir visi, kur būtų iškeliavę, viens į Maskvą, viens į New Yorką, trets į Paryžių ar iš kokios nors Graikijais ar iš Turkijais, atvažiuodams ant tavo kapo užpiltų žemę. Iš pagarbos, kad didelė razonas buvo vaks, nu, ir karavoja Žemaitijai. Ir taip pilkapė būdavo apdėti akmenų žydasvą bendram įsilavimui. Nu, kas iš mokytojų žino, kad toks filmas Baubas yra. Kad blogas vėlis nepultų į kvarabus, reiškia, apsibrėždavo žmogus, va, reiškia, apvalėšina. Ir kad, nu, to brėžtomą tai nelektų, žinai, jeigu ant žemės būtų, bet akmena įkeravodavo, vidury padėdavo sudegintus to karvedį palaikus, o aplinkui, žinai, toks dalyks buvo.
Tai tokį įdomą turi. Tos knygos ta žinia ir yra perdodama mums. Kokie buvo, reiškia, senovės papuošala, kokie įrankiai buvo. Ta išmintis, reiškia, rodo, kad jau prieš 2000 metų mes čia neturėdami metalą viską turėjome. Reiškia, į gražią didelę klestėjį. Praleis proroms pavyzdėsit, ką atrodė, visi 900 radinių yra užfiksuoti, žinai. Čia kas toks bendravaris, pavyzdė. Paskiau nežinos, kur buvo. Tai supratau, čia yra, pavyzdžiui, prūsų istorija, 1681 metas parašyta, prieš 330 metų. Ani mūsų giminaitė buvo. Turim, aišku, istorija žemaitiška, Daukans 1840 metas, vienintelis, ko gero, čiupinėjo Lietuvos metrikas. A Lietuvos metrikas, žinai, kas jį? Tai buvo istorija aprašyta iki dabartinis Lietuvos ir iki Vytauto galo. Reiškia, 290 knygų, kur Maskvolė išgabena ir dabar Sankt Peterburgė keravojimas. Kražiškė, reiškia, mūšis dėl Kotino. Tam mūšį vadovavo Jonas Karolis Chodkevičius. Tas užvadėnim senos, ko nors sak pačiam. Žurnalistas turi dar daug paskaityti, žinai. Reiškia, tai Jonas Karolis Chodkevičius buvo Žemaitijai seniau. Ir kur buvo pagrindinį buveinį, žinai. Kur sėdi pats? Kur mokinys? Tai Kražių kolegijos teigia. Tos Kražius rezidalas, praeitį. Ir mes paminklą neturim. Ir čia didelė išmintis yra Lietuvos sienas. Visi žemėlapė tų laikų, kada mūsų dar nebuvo. Ir pavyzdėjus, žiūri Žemaitijai. Nevėžį prasideda, vieni sako, Dubėsis, o pasirodo, Nerės, Nemuno. Tai mažinta mūsų kraštą, ne? Negera dar mes lieka. Tuos ženis visas čia yra iškeravotas ir anoms perskaitys, aš galiu jums pasakoti istorijas. O dabar? Jau baigęs laikas, ne mūsų? Gerai. Ačiū už klausimus. Už atsakymą. Abiški sužinoję? Taip. Didelę smagų. Labą dieną. Aš esu Dovilė, o kaip jūs girdėjau, esate Marius. Tai norėjau pasiteirauti, mes girdėjome, kad jūs laikote žirgus. Ir norėjome sužinoti, ar jūs jų daug turite. Taip, jūs teisėjai, Dovilė, esu Marijus ir jau 4 metą auginu žemaitokų kilmės žirgus. Anų dabar 7 laksti mano kaimenėje, su 4 jau juojam. Tas ant tą, kur operatorius keps, žinai, perštą judina irgi bandė nukresti, žinai. Didelė patenkins buvo, stringus iškart parvažiavęs keičiame. Ir kas nebijos su žemaitokas juoti, spakainę gal tam dalyką realizuoti pas žmonės. Ir didelis senovės žemaičius parokavėms, kas juo žirg, tas yra liuksas. Taip, aišku. Norėjome dar užduoti vieną klausimą. Ar jūs domitės gyvūnais? Kadangi žirgus auginu, tai be abejo privers domėtis gyvūnas. Ir pas žmonės tvartelį yra senoji tepo keulis, anos vadinas vietinis, anos auskariokš to, žinai. Taip, kaip mergiks ant ausų kabinat, a ten gyvė auskarioką tokį kabą. Tai tokie dalykai. Yra liudininkų iš jūsų klasės irgi matė vėlką tokį, žinai. Ir drąsus yra vėlks ir sakau, kada bus nepašerts, tokiam filmuotojui gal stringus ir kansti vienas, žinai. Tai kaip supratau, jūsų mėgiamiausias gyvūnas yra arklys? Mano mėgiamiausias gyvūnas yra žirgas. Aišku. Ką žinote apie kražius? Tai didelė su Samogėtės istorija susijusi vietovė. Ir kada buvo Kražių gards, prieš kokį 1000 metų, prieš 2000 metų, čia žmonės gyvena didelėje begaduo. Tai man širdis suop, nors aš nemačiau, kad Dausina ežeras yra nusausins, kuris buvo į rytus nuo Medžiokalnių. Su Medžiokalniu yra didelė daug įdomių dalykų susiję. Ir vakale jūs, jeigu turėtumėt laiką, biškiuką, aš jums čiut paskaitysiu, kadangi prieš 1600 metas, kada buvo Kražių kolegija atidaryta, reiškia, ten mokė toks Sarbėvijus. Ir 1619 metas parašė Jonui Karoliui Chodkevičiui, reiškia, poemą. Ir kaip įdomės kam. Kai užkloji laukus purpurinį pavasarį skraisti, Gracija tąkart meili, o Apolono Kražius aplaikė. Tai įsivaizduojat, graikų dieva į Kražius buvo atkeliavę prieš 400 metų. Taip, kad didelė Gražia čia buvo. Ir Kražė Žemaitija yra didelė brangi vieta. Ir misliu, kad jūs vakale turėtumėte didelę keravot, nebijot žemaičką rokotis, kas nors, kas jau drįsta, žina.
ir gerbti. Nebėgti į Airijas, į Ispanijas, ten rūrų plauti svetim šaliams, o grįžti savo gimtenį, kur jūsų senelė, tėvelė gyvena ir dirbti, kur mūsų žemaitėjais geroji. Tai va. Dar vienas klausimas truputį į kitą pusę. Ką išmanote apie naujasis technologijas? Naujausias technologijas grįžti prie seniausių technologijų, kada žmogus savo mintėm galėjo visą pasaulį vietą valdyti. Tai tas naujoms yra senomų grįžinimas. Pavyzdžiui, pas manęs vakalė, žinokit, net kompiuterį nėra. Nu, nieks nesuvaukština. Bet aš pagalvoju, kad Luks nori jodinėti su žergu. Ant jau man skambina. Žinot, dėti sako, ar atvažiuosi pasiimčiau. Reiškia, jau susijaučia mins ketviršina. Ir aišku, mobilias buvo padėts nukrėt, to vadinamą nešiojimą telefoninį ryšį. Ons reikalingas dalykas. Reiškia, tai tos naujos technologijas, kada žmonės valdė aplinką savo mintėm, kada gyvena harmonijoje darno su gamta, dar mes anų nepasiekėme. Ir mūsų prietelė, jeigu mes paskaitysime apie ton Apoloną, Apolons buvo dievas, mūsų senasis upių dievas. Ano užvadenims buvo upelionis. Ir jo mam buvo lietuonė. Per lyto ateidavo. Tai tos senas technologijas, reiškia, buvo antik išmintingas. Tik žmogui buvo vis kada gyventi. Ir dabar mes ieškom, kad žmogus gyventų sveika, kūns būtų laimingas. Mes ano netorą. Reiškia, langa plastikinė. Reiškia, jau chemiją kvepuojam, ne, mokyklom. O aš išėjęs kvepuoju ekologinių orų, švarų. Nebent kiek ten iš kito atnešė. Vandenį gerų šaltenį. Dabar vakalę pradėjai klevus solą bėgti, šiandien papytų bėgs, žinai. Kas klevus turit drąsią grėčti. Įsivaizduojat, klevus sulos letras sukalinį savi, koks pieks pajudinsit, žinai, net ten čiupsat su kraim, ten, žinai, ant tos mūgį gerą, žinai, plasmasį pačiulpėt, žinai. Bet tai nėra jūsų gerovės rezultatas. Gerovės rezultatas bus, kai sulos jūs išgersit. Žiūrėt, kad mergas gražis, mergikėm vakia patenk, žinai, šokį norit iš karto. Vat tos senasis technologijas ateityje. Tai tiek, tada ačiū už atsakymus. Jau pasibaigė? Gera. Tada iš čia buvo sena Rekučia rūma nušalus ir srovės, kurios vidurio upės šniokščia, džiugiai krykšdami, to jau pasveikina kražius. Paukščiams iš tolumos atsiliepė aižiusios olos. Paminavojimo prieš 400 metų olos. Dabar, kad tokį dalyką buvo, mes net neįsivaizduojam, kuriam šmuoti galėjai buvo, žinai. Kražė, atsako to jau jiems akmenis, kražė, brūzgyna, upės kražė, linksmų balsų skardena, godžia, paukščių gimtinį giria ir aidas tankme užgauna. Va, tai kas įdomiausia, iš tai jau būrio svečių pasitikti išeina Apolonas, žinai. Kapminavojo buvo mūsų senasis dievas, upelionis. Tai vat tokią žinią mums Sarbėvijus perdavė šiandieną. Kažkada buvo olos. A labirintą olos urva znočiai, kad prie vandens buvo tobula šventykla, galinga šventykla. Ir Medžiokalnis po šiandieną yra didžiausia šventvietė plotų. Ir vakalė, kaip dabar jūs sėdė čia mokyklo, senovė vaka žinis gaudavo žinyčiose. Ir misliu, kad viena iš pagrindinių Samagetijos žinyčių buvo kražios. Tai reiškia, baigdavo didelė išmintingi žmonės. Ir jau 14 metų oni viską mokėjo daryti. Jeigu vienas buvo puodžius, o antras juoju su žergu, žinai. Tarkim, motorinkas remontūdavo ten senovė, žinai. Jau tų motorinkų buvo perkandis keurą, žinai. Jau tu išardytum, surinktum, užsireištum akiem, žinai. Kas pūdus lėpti, pavyzdžiui, filmavo senovė, ne, prieš kokį 1000 metų, žinai. Reiškia, on irgi tu filmavimo, žinojai, ką padaryti, viską nuo A iki Z. Jau 14 metų. Spakainė. Nes žinys tas, kuris organizavo filmavimą, on tą dalyką nam perdavė. Ir ans dar tobulėjai. Tokie dalykai buvo. Negalvokit, kad iki kražių kolegijos nebuvo tų vietų, kur vakalė žinis gaudavo. Buvo, bet mes užmiršom per tokį laiką. Ir tos vietos vadindavos, kur nedidelė buvo mažėkė mokyklėkė, žinytė vadinos. Žinytė, 10 akų subėga, 15 į kopėtą mokytojus žinys išmokina
kokiu nors, skaitykime, austi, raštą. Mes žinom, kad ant megztinį išausta kažkas gražaus yra, išmegzta. Mes vadinam rašto, ne? Tai reiškia, raštą mes dar turėjom, nežinodami, kad čia parašys mašina. Jau raštas buvo ant audinių, ant juostų. Reiškia, tas dalykas buvo ant diržo, ant sagtys, kur nors. Tai buvo ta garsinė informacija užfiksuota tuose raštuose. Mes anų nebemokam skaityti, bet tada ant vadinos rašto. Gerai, į klausimą patenkinam atsakiau. Ačiū labai. Labą dieną. Kiek matau, jūs turite čia knygų? Apie ką jos? Šios knygos? Labdien. Čia tose knygose visa išmintis ir praeitis, kuriuose rašo apie mūsų tikrą kraštą istoriją, apie mūsų užvadinimus, apie mūsų didvyrius, apie mūsų kultūrą, apie papročius. Tai tose knygose didelės žinias, kur mislijų biškiau kažanų jau žinau, ir didelę norą, kad jūs vakale irgi jas perimtumėt, jeigu turėsit norą. O kokia jums mėgstamiausia šitą knygą? Mėgstamiausia be abejo yra Simono Daukanto istorija žemaitiška. Tai didelė, reiškia, daug išmintys čia yra užkonstatuota. Ir mislijų, kad kiekvienas žemaitis tokį knygą turėtų perskaityti, nors perversti ir sužinoti apie savo kraštą tekrą istoriją. O ką žinote apie Medžiokalnį? Istoriją gal, pavyzdžiui? Truputį apie Medžiokalnį galiu drąsiai pasakyti, kad tai pasikartosiu. Viena iš didžiausių šventyklų buvo, reiškia, Sarmatijos imperijoje. Nes Medžiokalnis priklausė šventajai giriai, kuri ėjo nuo Raseinių iki Šventosios. Ta šventoji dabar tebėra dar prie jūros. Medžiokalnį galimai gyvena mūsų deivės, kurios globoja žemaičių senovėje. Tai deivė Medeina ir deivė Žvėrų. Reiškia, ir nebereikala Medeinas gatvės užvadinims dar tebėra lėkis. Tos šventyklose buvo daug žmonės mokinami, kaip harmoninga gyventi. Ir šventyklo buvo keravojama ugnis. Vaidilotis ugnis saugoja. Ir saugoja ugnis dėl to, jeigu pas tavęs prieš 1000 metų pečius užgesa, ne? Tai tu jau, pramigoja, su gaspadeniu jaunas, apsikabenis naktį buvo, užmiga. Atsirėja keli rytą koknių užgesu, į tokia porį nusijėms lėk pas Vaidilotis, saka, dėkite keporį man žarėjų, koknių užgesu, Tai parsineždavo numyris, pūsdavo vėl iš naujo pas savęs ugnį židinį. O gal žinot, kaip Kražių miestelis susiformavo? Mislijų, kad Kražių miestelis formuosias dar daug. Montitas yra didelė apmaudo, kad pabėgat jūs jauniams iš to Kražių, jūs tėvelė ir ta. Reiškia, apie Kražių rašytinius šaltinius, visi peizavo, kad 1253 metas buvo. Bet aš drąsiai rankų pridušis galiu pridėjęs pasakyti, kad Kražiams kokį 6000 metų. Bet mes gyvenam tokio vieto, kur daug saulės, daug drėgmės, reiškia, ir tik tas akmenyse ir molį šlek, kur 2-3 metrų gylį po mumis gal gyvena senoji Kražių gyvenvietė buvo, kur žmokėlė toks kaip jūs gamena, stalo įrankius, medžioklės įrankius, buities įrankius, kėtis, pavyzdžiui, ir stalelį, bet ton dalyką mes tik tas galim rasti 2-3 metrų gylį. Iki to, mes nesikasam. Aš nekalbu, kad žvejybos įrankių didelė asočia buvo, kadangi Dausyno ežeras buvo. Dausas žmogėliams buvo. Tai Kražių istorija tikroji turėtų prasidėti nuo 6000 metų, nors sakytų, bendruomeninė pirmykštė santvarko gyvena žmonės. Bet они gyvena tokioj santvarkoje, kur viens už kitą galvą gali. Suprantate, buvo vienybė. Pirmas vaikas gimė, anu aprengė. Ir kai gimė 15 vaikas, anu aprengė to pirmagimį prieš 15 metų gimus. Ir šeimo buvo tokį darną, toks viens už kitą, dėl to, kad tu rūbą turėjai pirmasis gimis ir paskutinis gimis. Tu pačiu rūbą buvo, on turėjai šeimos energiją. Taip ir didelį šeimos energiją. O tokį dalyką buvo. O gal prisimenat savo liūdniausią istoriją iš vaikystės? Jau vienas įk sakė, aš čia nepasakos, ką brolį peršnukė. Negera tam. O linksmiausia tada? O linksmiausia. Pačią linksmiausia. Toj mokyklo, kad mokėmės su savo klasiokį šokom, antram aukštį būdavo šokėje. Aš anon turėjau perkleiną iš ten, toks buvo šokis, mergėts, tą pačią pasėmiau roks, pro kleiną iškišau ir anon tempiau. Ir dabar misliui ten lietuvių kabinės buvo.
jau eina kakalį su kulniukas į ton sieną, kur vadinas Doris, žinau, tą pirleką kulniuką, žinau. Nu, liuceis toks buvo, žinau. Nu, tad lets buvo atsitikę, žinau, toks jau. Ką žinote apie Kražių kolegiją? Nu, kadangi man, kai išmokiaus tavo metų būdams, buvo toks Edvards Drimeiks, buvo iš Gvaltavojus parašyta apie Kražių kolegiją, reiškia, didelį referatą, 40 lapų, dar jaučiu, kur nors goli pas manis. Reiškia, tai galiu pasakyti, kad Kražių kolegija 1616 metas tikėtina, kad buvo įkurta. Tarp kitko, tas Jonas Karolis Katkevičius ir buvo Kražių kolegijos fundatorius. Kada jėzuitus išvėjo iš Anglijos, dėl to, kad ten norėjo padaryti perversmą, nuversti Anglijos karaliaus, Triton sostą, jėzuitai atsikraustė į mūsų kraštus. Nu, ir jie pradėjo vykdyti savo, nu, aš drąsiai sakau, blogą veiklą, ir per anų veiklą mes užmiršom savo praeitį, buvo išžudyti žinia ir panašiai. Bet kitavėriams, Kražių kolegijos atsiradėms, jos egzistavimas buvo pažanga. Dėl to, kad žmogelė mokinos raštą, reiškia, ani pažina, nu, sąlyginai praeitį, turėjo įsilavinimą, galėjo vadovauti toliau grįžint namuos, ūkiams, valstybė, gauti kažkokias pareigas ir išlieka žmonėms. Man didelė smagu, kad jums, reiškia, ne tik, kad, reiškia, tas buvo Katkevičius, bet kad toks Sarbievijus mokėna Kražių kolegijo. Tai buvo vienas iš žymiausių Europos, reiškia, mokytojų ir tų, nu, poetų vadinkė. Ir Sarbievijos buvo tokie žodė, kad man sulaukė amžiaus, kai aš mirsiu, kad ant mano kapą būtų užrašyta. Čia ilsisi paskutinis Sarmatijos Dainius. To dalyk neliek padaryti, žinai, kur buvo palaidos. O šiaip tai Kražiai ir tiek kolegijas, tiek, reiškia, gimnazijas reikalas daug garsių žmonių išaugė. Reiškia, aš jau minavojau, kad tai sukilimuose 21, 63, 4 dalyvavo, Kražių skerdienis buvo. Ir jaučiu, kad dar iš jūsų išaugs daug iškilių, kražiaiškių, kur drąsiai žmogelė sakys, va, žiūrėk, iš Kražių, eik tu savo, kažką pažįstu, mokinomės suolį. O dabar prezidentas nebesišneka. O taip, tokį dalyką galbūt. O ką žinote apie Kražių skerdynės? Trumpai. Nu, trumpa, tai čia viskas aišku. Norėjai, reiškia, ton dabartinį bažnyčią paimti, ko gero padaryti cerkvę ir nukelti tuos visus tikinčiusius į anon bažnyčią, kurios nebėra jau ant Vytauto kalną. Nu, žmogelė nesuteka didelė. Nu, kažkoks neprietėlis nusiunti žinią įvarinius carą kazokams. Jis suprato, kad tai buntavo žemaitė. Nu, kazoka buvo paėdin, bet sakai, juojam, žinau. Nu, jie juoja su nagaikom. Nu, tim žemaitėms, kurį ne iš anos bažnys sienom, biškiok strėns pakasi, žinau, taps botagas, žinau. Nu, skaudė pakasi, skaudė, žinau. Ir kas įdomiausia, kad tada Kražiai išgarsėjai toj carinėje Rusijoje ir išgarsina ir Žemaitėje, ir Lietuvą. Kadangi tus nukentėjusius Kražių žmonės gynė patys garsiausi carinės Rusijos advokatą. Ir daugelis žmonių buvo pakeista, reiškia, nu, tremtis ten 25 metams, sumažinta iki 5, kiti netgi paleisti buvo, žinau. Bet tai buvo įrodymas, kad Žemaitė vis tik, jeigu nusistatė, viskas oni turi savo pasiekti, žinau. Nesvarbu, ten kazokų šeims, ar tūkstantis, ar ten Maskolę išsakant, ar ne vis tiek įsikėvinė, tu bažnyčią laikės, tam meldės, nors gavo per koprą, per strėlus. Nu ką, ačiū už informaciją. No. Malonu buvo. Malonu, ne, man ir didelė malonu, sėkmės tavo. Buvo, kaip tavo vardas? Roks. Roks tu ar motociklą, žinau. Važiuoju dabar į namus, tai dabar apie roką jam kalba, žinau. Važiuoju, Roks numyžina. Gražus oras, viskas tvarko, žinai, atsipūti, šalms uždėti, žinai, jau greit matus Kražiai, jau, žinai, apie bulbinį galvo. Žiūr, prieki žverbį, žinai. Žinai, Roks į kairį, žverbis į kairį, Roks į dešinį, žverbis į dešinį. Paskutinis Kražių žverbis, žinai, tenkšt, susidūrė. Nu ko, žinai, žverbis nupūlė ant smėlį, žinai, Roks ant stabdžių, paskutinį Kražių žverbį užmušiau. Jėts, kaukus, aš negeras, žinai. Nušoka, žiūr, dar žverbis aukštielniks, kojas juodin, žinai. Jūs greitą to žverbį paėmė. Įsidėjai kišenį, kad nesuspaustų, žinai, vėl tu matos klausikūris parvažiu namį. Jie netroba, nu kur čia tu žverlių padėjus, dar gal gyvs leka, žinai. Nu žiūr, nu narvelis, nu kanarėlis, ne? Gal turėjai tam tokį dalyką. Nu, tu greit dar narvelį išvalį dolkis, žinai, tu žverlių padėt.
Na, ko čia dar padarius, žiūrėk, mergas kvietiš, na, aha, nu gal dar žverbis atsigaus. Paim blidok, vonį įsipylė, iš duonės dons patropint tam žverbliui, žinai, jeigu atsigaus, narvelį uždarė, išvažiavo pas mergų, žinai. Praeint pos valandis, tas žverbis gulėjo, cik, drink tankuoju, atsigavo, žinai. Pradėjai striks po narvelį, nugyvėjęs visur gruotas. Pasižiūrkas ant žemės, dūna ir vandų. Susparnas galvų sėmė, ruoką užmušiau. A suprato? Labą dieną. Sveiki. Ko norėjote būti užaugus? Kaip ir visos norėjau būti aktorė. O kodėl jums ta aktorė labai patinka dirbti? Tada dar nesupratau, galbūt todėl, kad gražu, įdomu, gražiai pasipuošęs esi žmogus, dėmesio daug gauni, gal todėl. O dabar manau, kad visas gyvenimas yra kaip aktorystė. Ir aš dabar vaidinu, ir jūs vaidinat, ir tie, kurie klauso, irgi lygiai taip pat vaidina žiūrovas. Tiesiog tai neatsiejama. O kokia jūsų buvo pirmoji meilė? Pirmoji meilė buvo graži, platoniška ir kaip visada, kaip turi būti pirmoji meilė, tai nelaiminga. O jūs tai, kaip man čia pasakyti? Kur susipažinote? Kadangi jūsų amžius toks, kuriam labai įdomu tie klausimai, tai labai puikiai suprantu jūsų klausimus, nes reikia kaupti gyvenimo patirtį, žiūrėti, kaip kitiems buvo gyvenime ir pačiam bandyti atrasti savo kelią. Mokykloje, žinoma. O kelintoj klasėj? Pirmą kartą įsimylėjau pirmoji, antrą kartą šeštoji. O įdomiausias įvykis? Įdomiausias? Turiu tokią keistą karmą įsivelt vis laik įdomius įvykius. Tai gal galite apie vieną papasakoti? Nu, vienas iš vaikystės įvykis įdomiausias. Draugiai, tiesiog mokykloje buvo renginys, aš buvau po ligos ir kelias buvo tolimas iki mokyklos, 5 kilometrai. Močiutė mane apmovė guminukais, kadangi aš po ligos, o tą dieną mokykloje buvo renginys. O draugė jau su bateliais gražiais, baltom koinytėm, pasipuošus visą jį turėjo eilėraštį deklamuoti, mes buvom antrokės, keliaujame tos kilometrus savo iki mokyklos ir buvo didelė pelkė. Ir tokia didelė, kad vos ne per visą kelią. Kadangi antroji klasė, kai esi ir tas kelias atrodo platus, ir kalnas atrodo didesnis, tai aš sakau, tu nevark, neik tiek aplinkui, aš tave pakelsiu ir pernešiu per tą pelkę. Nu ir aš pakėliau, bet per pelkę nepernešiu. Tiesiog pritrūkau jėgų ir pastačiau vidury pelkę su baltom koinytėm. Draugė, mes susipykom, aišku, nuėjome mokyklą skirtingose kelio pusėse, bet grįžom vėl sustatysios. Buvo labai išdykus šiaip. Tai tos draugės tėveliai buvo net uždraudę su manim draugau draugiai. Labą dieną. Labą dieną. Norėtume jūsų šiek tiek paklausti. Tai pirmasis klausimas būtų, ar jūs ką nors žinote apie Kražių kilmės vardo istoriją? Labai nedaug žinokit, kadangi aš esu, kad ir netoli gyvenau prie Kelmės, bet apie Kražius taip daug nesu įsigilinusi. Istorijos nelabai tiesą pasakius mėgstu, tai užtat tik tais trumpai ten šiek tiek Kražius. O ko jūsų gyvenimas susijęs su Kražiais? Čia jūsų giminės ar panašiai? Taip. Kražiuose aš dirbu. Atvažiuoju iš Kelmės ir čia dirbu kultūros centre. O jums Kražiai kaip miestelis patinka? Taip, labai nuostabus miestelis, yra labai draugiški žmonės, aplinka labai gražus, gamta, pastatai. O žinote Kražių istorinius objektus? Taip. Galite išvardyti? Nu, galim pabandyti, bijau apstrikti, gal ką nors praleisiu. Mūsų bažnyčia, taip, Kražiai, Vytauto kalnelis, bažnyčia koplyčia, Medžiokalnis, kultūros centras, ką nors praleidau? Na, ne, užteks. Užteks. Ir dar šiek tiek norėtumėm paklausti apie jūsų mokyklos laikus. Jie turbūt šiek tiek skiriasi nuo šių laikinių.
Žinokit, nelabai, taip jau labai ryškiai tikrai nesiskiria. Tai norėtumėm paklausti apie jūsų taip pat įsimintiniausią nuotykį mokykloje. Mokykloje. Kadangi aš nebuvau labai išdykusi mergaitė, jau ir mūsų klasė nebuvo labai irgi tokia padykeliai, tai jau tokių kažkokių nuotykių smarkiai neprikrėsdavau. Bet mūsų klasė taip jau buvo gan susiskaldžiusi, būdavo miesto vaikai ir kaimo vaikai. Tai vat, nežinau, ar taip yra dabar šiais laikais, ar nėra. Bet būdavo smagiausia tai, kad jeigu reikėdavo kokį renginiuką pravesti, miesto vaikai dažniausiai pabėgdavo. O tekdavo garbė mums. Tai va, ten galėdavom pasireikšti. O jums patikdavo eiti į mokyklą, ar eidavo tik iš reikalo? Ne, mokykloje būdavo tikrai smagu. Vis tiek yra draugai, yra pamokos, daug žinių, šiek tiek gali padūkti, ten, aišku, kiek man tai reikėdavo, bet tai smagu yra mokykloje. O jūs labiau mokyklą norėdavote eiti dėl to, kad su draugais susitikt, ar mokytis? Ir šito, tiesą pasakius, nes vis tiek žinios yra įdomu. Nu, tada, kai jau dar nebuvo taip, kaip pasakyti, aktualu, ar labai mokytis, ar labai su draugais, bet kai dabar mokyklą esu pabaigusi, tai tikrai nesigailiu, kad ėjau. Ar norėtumėte sugrįžti į praėjusius laikus, vėl į mokyklą? Žinokit, gal būtų smagu taip prisiminti senus laikus. Ačiū už jūsų atsakytus klausimus, buvo smagu pabendrauti. Ačiū. Labą dieną. Labą dieną. Ar galėtumėm jūsų paklausti porą klausimų? Prašom. Pirmas klausimas būtų galbūt toks, koks jūsų buvo pats įsimintiniausias įvykis paauglystėje? Daug tų įvykių buvo. Galėčiau prisiminti, aš lankiau šokių ratelį, 11 metų šokų. Turėjau pirmąją mokytoją, jinai mane mokino šokti. Ir atsimenu, buvo kažkoks tai koncertinis mums pasirodymas, Kelmės krašto muziejus, kur labai yra dvaras buvęs. Ten tada irgi scena tokia, ne per didelė kaip ši, užvaldos tokias, atsimenu, irgi kabėjo, po šiai dieną prisimenu žalos, tokia spalva kai šita, tik tai jos buvo barchatinės. Ir ten buvo prismaigstyta smaigtukų. O aš nežinau, kažko labai buvau supykus ant savo šokių partnerio, ištraukiau tą smaigtuką ir jam šokant, scenui šokant, nes tokia ratelį, atsimenu, darėm ten susigaudė, aš jam visą tą smaigtuką į užpakalį suvariau. Bet jisai šipstojos taip vyriškai, ištvermingai ištraukė, jisai ten tą visą šokį, bet mes tik baigėm šokti, aš per duris lauk, ten į parką būdavo daug tų tokių takelių. Ir mes ten tais takeliais lakstėm, o kuom ten baigės, nežinau, ar mes ten susimušom, ar ne, bet jau kažkaip išblėso tas dalykas. Ar ten mokytojai mus sugaudė, o nebeprisimenu. O šiaip, kodėl pasirinkot šokį savo kaip pomėgį? Ne kokį dainavimą, ne vaidybą būtent? Nežinau, turbūt užkrėtėm mokytoją, turėjau tikrai nuostabią mokytoją Pažarauskienę ir po šiai dienai jinai turi labai daug vaikučių, tų šokėjų, šugdžius. Jinai buvo tikrai labai nuostabi mokytoja ir turbūt mokėjo patraukti savo tokiu entuziazmu į tą šokį, perteikti meilę šokiui ir dėl to pasirinkau tą šokį. O kaip mokykla patikdavo jums ją lankyti, ar dėl draugų tiesiog eidavo? Patikdavo. Mokykloje tikrai turėjom nuostabius mokytojus, su kuriais po šiai dieną dar pabendraujam ir tikrai šilta ir malonu susitikti. Mokytojai tikrai mūsų laikais buvo tikrai labai atsidavę. Kai kartais dabar mes sakom, ant mokytojų yra mokytojai, yra pedagogai. Tai mūsų laikais aš manau, kad dauguma buvo tik mokytojai, pedagogai gal buvo koks 1-2 per visą kolektyvą. O lankėt Kražių gimnaziją? Ne, aš lankiau Kelmės dabartinę Kražantės mokyklą, kažkada tai buvo antroji vidurinė mokykla. O kokie didžiausi skirtumai nuo jūsų mokyklos ir šiuolaikinės mūsų mokyklos? Turbūt nesiskiria. Jūs irgi jauni, smagus ir mes buvom jauni, smagus mokytojai. Niekas nesikeičia, ne? Vaikai eina mokintis, gauti žinių ir jūs dabar einat į mokyklą ko? Mokintis, gauti žinių ir pabendrauti tarp savęs, ne? Ir mes to paties einam. O apie kokį darbą svajojate, kai buvote jaunais? Aš kažkada galvojau tapti modeliuotoja. Ir ruošiaus gan tam, bet
nuvažiavus man kažkaip, nepatiko ir nebestojau, nepalikau dokumentų ir pasirinkau režisūrą. Kodėl Režisūrą. Irgi nežinau, gal taip, tuo metu, sakau, aš tokia buvau aktyvi, visuomenininkė, reikėdavo vaidindavau, aš taip pat irgi dainavau ir muzikos mokyklą laikiau, bet šokiai man kažkodėl buvo arčiausiai dūšės. O su ko grojate muzikos mokykloje? Su pianinu. Kodėl dirbti pasirinkote būtent Kražiuose, o ne kur kitur? Čia taip išėjo, aš dirbau Butkišky, vyko reforma kultūros, buvo uždarinėjami kultūros namai, mažinami ir mane automatiškai perkėlė į Kražius, į Kražių kultūros centrą dirbti režisierę. O jums čia patinka dirbti? Taip, aš turiu daug vaikų, čia jūsų Kražiškių, tikrai jūs vis labai myliu. Ačiū Jums. Labą dieną. Labą dieną. Gal galime paklausti jūsų porą klausimų? Prašau. Norėjome paklausti, kiek metų gyvenate Kražiuose? Jau Kražiuose gyvenu tikriausiai, čia pasakyti, virš 20 jau metų, jau senai. Gal galėtumėte pasakyti Kražiuose savo įsimintiniausią įvykį? Įsimintiniausias įvykis tai yra tas pirmiausiai, kad čia Kražiuose bebūnant mirė mano vyras 1997 metais. Tai tas įvykis yra man įsimintiniausias. O ką galėtumėte pasakyti apie savo vaikystę? Vaikystė buvo labai gera. Mes augom dviese, aš ir brolis ir gyvenčia Kražiuose. Jeigu šnekant taip toliau, bet kaip dėl mokyklų, aš mokiausi per 3, vidurinę baigę per 3 mokyklas. Į vieną mokyklą ėjau 2 kilometrus, nuo 1 iki 4, 2 kilometrai buvo, paskui nuo 5 iki 7 kaime irgi buvo, irgi 2 kilometrus reikia eiti, nieks neveždavo taip, kaip dabar jumis čia vat iš kaimą vež autobusai, kad nereikia nebičkeiti. O paskui nuo 8 ir aš baigus esu 11 tada buvo, tai čia į Kražius buvo 6 kilometrai, irgi pavasarį rudenį važiuodavau su dviračiais, o žiemą tai jau būdavau kambarį. O nebūdavo sunku taip, neatsibosdavo eiti kažkur? Oi, neatsibosdavo. Labai būdavo smagu. Čia įdomus pasakyčiau. O gal atsimenate įsimintiniausią įvykį mokykloje? Mokykloje įsimintiniausias įvykis buvo toks. Kai buvom 11 klasiai, vienas berniukas pradėjo sakyti, ar žinote, jeigu norite išlaikyti gerai egzaminus, reikia užsipirkti mišias. Ir mes, tai ten parėjo iš Pakražantė, bet Pakražantė tai būdavo, galbūt ir Kražiuose, nieks nepasakydavo, ir mes visi nesudėjom liką pinigų, ten nuo auklėtojos pasveikinimą, nei tėvam pasakėm, nieko tos pinigus, kur turėjom likusius, aš nenešiau, aš ten prie kuniga nenešiau, 4 mergaitės nešė prie kuniga tos pinigus. Tas pats berniuks, kuris mumis įklampina, kad visą klasį dėtų ir tas mišias susipirktų, tas pats paskundė. Ir aš buvau sportininkė, vienu žodžiu, į kaimą gyvenau, pasitaikėdavo, vis reikėdavo į Kelmę važiuoti į Spartakiadą, tai manęs nekliudė, o taip visus virkdina, atvažiavę iš Kelmės, egzaminus paskui laikėm 2 suolai tušti, viens sėdim vėl, tokia buvo disciplina, taip mumis vargina ir 4 mokinius neprileido tie, kur neš prie egzaminų, važiavo į Pakražantę, Pakražantė pasakė, tokių bandytų mums nereik, tai paskui šiaip netai baigė, o tai labai buvo įsimintinas dalykas. Ačiū už jūsų informaciją. Labą dieną. Labą dieną. Kokia buvo jūsų vaikystė? Mano vaikystė buvo, aš kaime augau, nuo Kražių 5 kilometrai.
Tai mūsų šeimoje buvo 7 vaikai. Bet mes turėjom žemės 10 hektarų. Iš tos 10 hektarų mes turėjom visi vaikai įsimaitinti. Tai mes augindavo, turėdavo karvę ir arklį turėdavo, rudenį avis pjaudavo, turėdavo mėsos ir kiaules laikydavo. Nu, o jeigu jau pritrūkdavo, tai būdavo, tada eidavom, jau kolūkio laikais būdavo, tada eidavom varpas rinkti vaikai, kad jeigu pritrūkdavom, va tokia mūsų vaikystė buvo nelengva. O koks buvo jūsų pats linksmiausias vaikystės įvykis? Pats linksmiausias būdavo man mūsų vaikystė. Mes, kai kaime gyvendavom, sueidavom kaimą vaikai visi, žinotų, kas karukus turėdavom anksčiau, tų nebūdavo slidžių, rogučių nebūdavo, bet karukus tokius anksčiau. Susėsdavom po kelis ir nuo didžiausią kalną. Važiuodavom ir versdavom, kai pareidavom namo, žinok, tėvai bėgo, o mes visi šlapi, pareidavom viską, visi pasidžiaudavom ir atsigaudavom, būdavom labai smagu. Ir taip jau susirinkdavom, kada Velykas, jau žinokit, tą kiaušinius margyti, kur ar žaisti, tai visas kaimas vaikų. Tai žaisdavom, bitinėdavom, būdavo labai smagu vaikystė kaime. Būdavo smagu. Ar šiuo metu dažnai prisimenate savo vaikystę? Dažnai prisimenu, kad nuo kalno, paskui vėliau jau į slides turėjom, kad važiuodavom nuo kalno, nuo didžiausi, į ką žaisdavom. Ir būdavo labai smagu kaime, kad mes turėjom savo muzikantą. Ir kiekvienas prie savęs pasikeldavom vakaronės šokius. Ir iš visur, ir iš ten toliau Lenino kolūkį susirinkdavo augusi vyrai, žinok, mes jaunesni, šaudavom iki aušros. Tai būdavo labai smagu. O kokioje jūs, kur jūs gyvenote apskritai? Mes gyvenom nuo Kražiuose 5 kilometrai, Pupienų kaimus. Kaime. O kaip jums sekėsi mokslai? Man sekėsi mokslas vidutiniai. Aš žinokit, pirmą tų kaime tų mokyklų nebuvo. Buvo tik 2 klasė, o paskui 3 ir 4 buvo Kražiai. 5 kilometrus eidavom pėsti. Niekas nevežiodavo į mokyklą. Nu ir paskui jau nuo 4 klasių, jau 5, jau 6 irgi Kražiuose buvau. Aš 6 klasės baigusi. Buvo Kražiuose gyvena pusbrolis ir manęs paprašė vaiką padavuoti. Aš padavojau vaiką, o jos žmona dirba vaistinį. Ir mane tada jau perėmė mane į vaistinę sanitarę dirbti. Ir aš paskui pradėjau dirbti vaistinėje. O paskui ėjau į vakarinę, kadangi jau norėjau užsidirbti pinigų, ir tada ėjau į vakarinę. Vakarinėje 8 nereikia. O jūs, kai užsiminėte, kad eidavote pėstute į mokyklą, ar jūs žiemą nesušaldavote? Nesušaldavom, žinokit, kad mes eidavom ir į mokyklą, batukus trumpus turėdavom, arba iššokius, dar kaproninės kojinės turėdavom, užsimau. Tai žinokit, apšaldavo. Ledukai nusikrapšė, bet būdavo smagu. Taigi, ačiū Jums už pokalbį. Man malonu. Labą dieną, mes norėtume paklausti jūsų kelių klausimų. Ką jūs žinote apie Kražius? Aš tai Kražiuose, mano kilimas yra ne iš Kražių. Aš į Kražius atvažiavau 1967 metais. Bet gal vis tiek ką nors žinote? Nu tai taip, bet va, man Kražiai išsigandavo atvažiuodami čia. Kai nukelmės išsėdėm į autobusą ir vežė čia į pakalnę. Galvoju, nu į kur čia veža? Į pakalnę. Suka čia. Galvoju, nu, nežinau. Pas mus tėviškai taip niekur nebūdavo, o čia taip keista. Atvažiavom čia, išlipom čia. Žinoma, Kražiai netokie buvo, kai dabar. Tokia moteris aukšta, galvoju, tėve, matai, Kražiuose žmonės kitokie, labai aukšti. Nu, paskui mane nuvedė, nuėjau į mokyklą, ieškodama, kur čia apsigyvenčiau, nu, jau čia nieko. Tai nuvedė mane į tos mūrus, dabar vadinamą kolegiją.
Ir įvedė į tokį kambarį, tai nieko nėra. Sako, atnešim tau lovą ir tu čia galėsi nakvot. O ten užsklaščio, jokio nėra beveik. Spyną užrakinė, su pirštu pats stumiai ir atsidaro duris. Galvoju, taip išsigandau. Galvoju, kaip man čia tie kražiai, kaip čia reikės čia gyventi tuose kražiuose. Bet paskui jau sutikau pavaduotoją ir mane, savo sūnų. Aš sako, pareiktų pas mus, neteko man ten nakvot. Paskui apsigyvenau, o kražiai man labai patiko. Gerai susitikau, tuo metu baigusią mokyklą mokinę vieną. Dabar ji mokytoja, buvusi jau mokytoja. Ir ji mane atvedžiojo po visus kražius. Atvedė ant Vytauto kalno žiūrėjom. Į apylinkės visas taip gražiai sėdėjom, svajojom čia dar. Paskui į Medžiokalnį, parodė Medžiokalnį. Nu ir atėjau į mokyklą. Mokykla labai graži, nes buvo ką tik neseniai ta naujoji mokykla, va šita mokykla pastatyta. Jau man neteko tuose senuose nameliuose būti. Ir čia labai, labai patiko. Žinoma, mokykla netokia buvo. Ir šita mokykla netokia. Buvo 700 su viršų mokinių. O jūsų kiek dabar? Apie 300 gal. Na, nėra. Kažkur tai. 200 su trupučiu. Tada būdavo po 3 klasės, atsimenu, dirbau iš karto su 5-okais. Jau. Paskui susitikau su vyriausiaisiais mokiniais. Su jais tikrai labai gerai susigyvenom. Ir prasidėjo nuolatinis darbas. Aš labai domėjausi kražiais. Prieš tai nelabai daug apie juos žinojau. O čia, būtent sužinojau daugiau apie kražių skerdynės, apie tą tolimesnį kražių ateitį, praeitį. Nu ir dabar domiuosi visą laiką, nors nebedirbu, bet man mokykla ir kražius, viskas svarbu, kas vyksta susietas su kražiais. Taip, dabar norėtumėm paklausti dar tik klausimą vaikystės įspūdį. Toks įsimintiniausia. Vaikystėje tų nuotykių buvo įdomiausių ir daugiausiai. Nu gal iš mokyklinių laikų toks įdomus nuotykis buvo. Aš buvau dar mažykė, gal 2 ar 3 klasėje buvo miręs Stalinas. Ir mūsų atvažiavo iš rajono didelis lektorius. Mūsų visus vaikus suvarė tokia nedidelė klasė, visą mokyklą. Ir stovėjom visi ir man taip bloga kažkaip pasidarė oro trūkti. Ir aš nuvertau, daviau galvą į tą stalą prie lektoriaus. Man išnešė, paguldė mokytojų kambarį ant tokio suolo, pagulėjo. Sako, ar pareisi namo? Pareisiu. Nu ir parėjau namo, guzas didžiausias buvo kaktoj. Sako, nu tai Stalino mirtį ilgam prisiminsim. Nu tikrai prisimenu. O šiaip tų nuotykių, kitas jau taip nuotykis, kaip buvo, mes ne tai kaip jūs dabar, bet mes vaikai vakare, kai mėnulis šviečia, išeidavom į lauką, žiemą ypač. Susidėdavom rogutę, susirišdavom ir nuo kalniukų važinėdavomės. O kartais ir dieną, vieną kartą dieną išleido tėvam kalniukų pasivažinėti. Mane kaip mažiausia pasodino priekį, rogės buvo didelės. Ir važiavom, tas vairininkas nenuvairavo kaip reikia, o tiesiai į medį, atsitrenkė į medį ir mane sviedė į aukštį ir pakabino ant šakos. Šakas palingavo, aš nukritau su ta šaka. Nu ir man visam laikui liko žaizda kojai, bet parėjau namo, visi priprašė, kiek apkabinė mane vedė namo ir tik tu nesakyk tėvams, nes daugiau neišleis į lauką. Nu ir aš nesakiau, po trobą šokinėjau ant vienos kojos. Kambariukai nedideli, niekas nesupranta. Paskui tik kaimynų sūnus vienas atėjo, sako, nu kaip ta koja? Nu, sako, tėvai susižvalgė, kas kur. Pasakė, kad aš buvau pakabinta ant medžio. O sesė vyresnė buvo paėmus iš skuduro tokią, apvyniojo tą koją ir viskas. Tai ta tėvelis laikė mane, o mama plėšė tą tvarstį. Buvo daug ašarų, bet paskui
užtepė kažkokio tepalo, nu, koja užgėjo, bet randas liko iki dabar. Vaikystės geras prisiminimas. Ir dar vieną klausimą paklausė, o jūs eiti mokyklą, kad mokytis ar su draugais tik pabūti? Ne, čia jau mokytis, daugiau mokslo ir rūpėjo. Tik tai, kai buvo pirmokį, mane mažesnį brolis ėjo ir sesė ėjo, aš per viduriuką buvau mūsų šeimoje. Nusivedė, man mažikiai įkyrėjo, matau vaikų, ten rašė įkyrėjo. Tai aš prisimoktojau, kaip rašė prie lentos. Kažką, aš prisėlinau prie langų, užsiropščiau ant palangės, langas adaras, per langą ir parbėgau namo. Tais metais manęs į mokyklą nebeleido, sako, ai maža tegu būna. O vėliau pradėjau jau rimtai mokytis. Nu ir labai smagu toje mokykloje, ypač domėjus, patiko lietuvių kalba ir fizinio lavinimo pamoka. Lietuvių kalba, tai va, visa poezija, visa proza, visos knygos išskaitytos prie žibalinės lempos. Kai mama užmiega, aš už tokios lovos būdavo su užgaliais. Čia aš lempą prie pečiaus susitūpus,